Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Trumpai pristatysiu, kokios PVM prievolės atsiranda įsigijus naują transporto priemonę iš ES, kai ji atgabenama į Lietuvą. Nauja kelių transporto priemonė – tai motorinė ar kita sausumos priemonė skirta keleiviams ir arba kroviniams vežti atitinkanti šias sąlygas. Jos variklio cilindrų darbinis tūris yra didesnis kaip 48 kubiniai centimetrai arba variklio galia didesnė kaip 7,2 kW. Ir tos transporto priemonės tiekimas įvyko praėjus nedaugiau kaip 6 mėnesiams nuo eksploatavimo pradžios arba ji buvo nuvažiavus nedaugiau kaip 6000 km. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad ši minėta sąvoka yra taikoma tik įsigyjant transporto priemonę iš kitos valstybės narės ir tik kai ji yra atgabenama į Lietuvą. Naujų transporto priemonių įsigijimas iš kitos valstybės narės visada yra objektas Lietuvoje. Nesvarbu, koks asmuo naujas transporto priemonės įsigyja. Fizinis ar juridinis, vykdantis ekonominę veiklą ar nevykdantis ekonominės veiklos, taip pat nepriklausomai iš kokio asmens šios transporto priemonės įsigyjamos, fizinio ar juridinio, PVM ar ne PVM mokėtojo. Kai fizinio asmens iš kitos valstybės narės įsigyta motorinė kelių transporto priemonė iš karto po įsigijimo įregistruojama Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, duomenys apie šią transporto priemonę valstybės įmonė Regitra perduoda mokesčių administratoriui. Remdamasi gautais duomenimis, Valstybinė mokesčių inspekcija apskaičiuoja naujos transporto priemonės įsigijimo PVM. Apie apskaičiuotą PVM sumą asmuo informuojamas pranešimu per Mano VMI sistemą. Tačiau rekomenduojama fiziniams asmenims nelaukti pranešimo ir patiems pateikti duomenis per Mano VMI sistemą, siekiant greičiau gauti apskaičiuotą PVM sumą. Fiziniam asmeniui atsiranda prievolė, kai kitoje valstybėje narėje įsigyja naują motorinę kelių ar kitą sausumos transporto priemonę neregistruotiną registre. Naują transporto priemonę, kuri turi būti registruojama registre, tačiau jos neįregistravus, parduodama fiziniam ar juridiniam asmeniui. Naują transporto priemonę, kuri turi būti registruojama registre, nuo jos eksploatavimo pradžios praėjus daugiau kaip 6 mėnesiams, tačiau rida yra mažesnė nei 6000 km. Naują laivą ar orlaivį. Naujų laivų laikomas laivas, kuris patiektas praėjus nedaugiau kaip 3 mėnesiams po eksploatavimo pradžios arba plaukiojęs nedaugiau kaip 100 valandų, o naujų orlaivių laikomas orlaivis, kuris patiektas praėjus nedaugiau kaip 3 mėnesiams nuo eksploatavimo pradžios arba skridęs nedaugiau kaip 40 valandų. Fizinis asmuo mokesčio administratoriui privalo pateikti dokumentus ar duomenis ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos po naujos transporto priemonės įsigijimo. Norint pateikti šiuos duomenis, pirmiausia reikia prisijungti prie Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninių paslaugų srities Mano VMI. Prisijungus prie Mano VMI puslapio viršuje reikėtų rinktis paslaugos, PVM mokestis ir registravimas, PVM mokestis už kitoje ES valstybėje įsigytą transporto priemonę. Pasirinkus pildyti prašymą, reikės suvesti šiuos duomenis, iš kurios valstybės narės įsigyta transporto priemonė, transporto priemonės rūšį, eksploatavimo pradžios datą, ridą, kada transporto priemonė įsigyta ir įsigijimo kainą. Suvedę šios duomenis spauskite išsaugoti ir tęsti. Pridedami dokumentai skiltyje iš savo įrenginio reikėtų įkelti įsigijimo dokumentus, pavyzdžiui, PVM sąskaitos faktūros kopiją, jeigu transporto priemonė gauta neatlygintinai, tokį gavimą patvirtinantį dokumentą, dovanojimo sutartį ar panašiai. Atlikus šį veiksmą paspauskite išsaugoti ir tęsti, bei dokumento patvirtinimo etape pateikite suformuotą dokumentą. Apie priimtą sprendimą dėl apskaičiuotos PVM sumos fizinis asmuo informuojamas pranešimu per Mano VMI sistemą. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad PVM turi būti sumokėtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo minėto pranešimo įteikimo.
įmokos kodu 1001. PVM turi būti sumokėtas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kurias rasite VMI internetinėje svetainėje. Juridinis asmuo ne PVM mokėtojas naujos transporto priemonės mokėtiną PVM turės apskaičiuoti pats, pildydamas PVM mokėtojų neregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitą formą FR 0608, kurią reikia pateikti per 5 darbo dienas nuo naujos transporto priemonės atgabenimo į Lietuvą dienos pagal pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 92 straipsnio 7 dalies nuostatas. Pavyzdžiui, Lietuvos įmonė ne PVM mokėtoja įsigyja naują krovininį automobilį iš Vokietijos PVM mokėtojo už 10 000 eurų ir atgabena šią transporto priemonę į Lietuvą 2026 m. kovo 16 d. Atitinkamai, apyskaitos FR 0608 šeštame laukelyje nurodoma naujos kelių transporto priemonės atgabenimo į šalies teritoriją data 2026 m. kovo 16 d. 16 laukelyje apskaičiuota PVM suma, minėtų atveju tai sudarytų 2100 eurų. Tai yra 10 000 eurų dauginama iš 21%. Apskaičiuota pardavimo PVM ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo naujos transporto priemonės atgabenimo į Lietuvą reikia sumokėti į biudžetą įmokos kodu 1001. PVM mokėtojas fizinis ar juridinis asmuo naujos kelių transporto priemonės pardavimo PVM turi apskaičiuoti ir deklaruoti mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje FR 0600. Pavyzdžiui, Lietuvos įmonė PVM mokėtoja įsigyja naują automobilį iš Vokietijos fizinio asmens už 10 000 eurų ir atgabena šią transporto priemonę į Lietuvą 2026 m. kovo mėnesį. Formoje FR 0600 deklaruojama 21 laukelyje naujos kelių transporto priemonės apmokestinamoji vertė, tai yra 10 000 eurų. 25 laukelyje pirkimo PVM suma 2100 eurų. 34 laukelyje pardavimo PVM suma 2100 eurų. 35 laukelyje atskaitoma pirkimo PVM suma. Laukelis pildomas, jeigu nauja transporto priemonė bus skirta PVM apmokestinamai veiklai ir šios transporto priemonės PVM atskaitai PVM įstatyme nenustatyti apribojimai. Pavyzdžiui, jeigu būtų įsigytas lengvasis automobilis ir įmonė jį skirtų perpardavimui, nuomai, keleivių vežimui už atlygį arba būtų įsigytas elektromobilis, kurio vertė įskaitant PVM neviršytų 50 000 eurų, pirkimo PVM atskaita būtų galima. Kitais atvejais atskaita negalima. Jeigu įmonė PVM mokėtoja įsigytų krovininį automobilį, kuris būtų naudojamas vien apmokestinamoje veikloje, pirkimo PVM atskaita galima. Jeigu pateiktoje PVM deklaracijoje FR 0600 susidaro mokėtina PVM suma, ji privalo būti sumokėta mokestiniam laikotarpiui pasibaigus iki sekančio mėnesio 25 dienos įmokos kodu 1001. Visą aktualią informaciją mokesčių klausimais galite rasti pasinaudojus šiomis nuorodomis. Ačiū už dėmesį.